Sveiki! Šiandienos treniruotėje mums reikės trumpos gumos, kamuoliuko, slystuko ir svarelių. Pirmas pratimas, kurį darysime, bus meškoje. Parodysiu nuo lengviausio varianto iki sunkiausio. Tai lengviausia būtų stovėti meškoje, delnai po pečiais, keliai po klubais, išlaikant stabiliai liemenį, atkeliam vos kelius ir išlaikom padėtį. Stenkite svorį išlaikyti lygiai ir ant rankų ir ant kojų. Pagrindinė apkrova jausti šlaunų priekiniai daliai, biški pilvas dirbs. Sunkesnis variantas būtų toksai, kaip stovėtumėt meškoje, tik tai paeinam į vieną kilimėlio pusę ir perlipam iš vienos kilimėlio pusės į kitą. Viena koja kita, grįžtam. Ir sunkiausias variantas būtų daryti šuoliukus. Tam pačiam kilimėlio ploti, minkštas šuoliukas iš vienos pusės į kitą. Išlaikant visą laiką tarp pėdų ir kelių, nedidelio sprindžio tarpą ir visą laiką išlaikykite jį stabilų ir neturite jausti jokio diskomforto keliam ar dar kam nors. Kitas pratimas įdarbins pilvo raumenis ir čia reikės svarelių. Sėdam, tiksliau gulam ant kilimėlio ir sėdant keliam rankas į viršų ir leidžiame slankstelis po slankstelio. Jeigu reikėtų palengvinti pratimą, sėdant tieskit rankas į priekį ir tik tada į viršų, sunkiau bus, jeigu rankos iš karto kils link lubų ir leidžiantis neatsipalaiduojam. Ir jeigu būtų per sunku ir negalėtumėte atsisėsti, rankos už galvos, alkūnės pečių ploti ir darom atsilenkimus be pilno atsisėdimo. Kitas pratimas bus šlaunų nugariniai pusiai, reikės slystuko ir reikės kamuoliuko. Jeigu neturit kamuoliuko, galite tiesiog remtis kulnu į grindis. Padą statom pilnai padu, remiamės į kamuoliuką, bet ne į grindis. Kita koja kulnu remiasi į slystuką ir dubenį laikom pakeltą ir leidžiant dubenį koją slysti į priekį. Ir keliant dubenį vėl pritraukiam koją. Sėdmenys abu įtempti, dubuo kyla tolygiai, kad kontroliuokit, kad neatsiliktų vieno dubens pusė. Ir pagrindinė apkrova bus šlaunies nugariniai pusiai, tos kojos, kuri su kamuoliuku. Jeigu būtų per sunku ir nestabilu, galite dėti pėdas ant kamuoliuko, keliam dubenį ir leidžiam dubenį. Kitas pratimas bus ėjimas į šoną. Galite daryti tik tai ėjimą arba su atsispaudimu. Kai einate, kai delnai siaurai, pėdas plačiai. Priešinga ranka ir koja vienu metu žingsnis ir kita ranka ir koja ir vėl. Kai rankos plačiai, o pėdas siaurai, galite prijungti atsispaudimą ir einam į kitą pusę. Jeigu bus per sunku atsispaudimai, galite daryti tik vienoj pusėje atsispaudimus arba juos praleisti. Kitas pratimas su trumpa guma virš kelių. Stosim į dubens plotį, pritupimas dubens plotį, stojant šlaunį stumiam ir vėl grįžtam. Stojant, atraminės kojos kulnu spaudžiam į grindis ir tokiu būdu puikiai jausite atraminės kojos sėdmenį. Kitam pratimui gulsime ant nugaros, ant kilimėlio, dirbs pilvo raumenis, rankos už galvos, alkūnės pečių plotį, pilvas, sėdmenys, dubens dugno raumenys įtempti, atkyla pečių juosta, po vieną atkyla sulenktos kojos ir sukamės link sulenktos kojos, kol kitą tiesiam, grįžtam ir į kitą pusę. Jeigu norėtumėt lengvesnio pratimo varianto, kojos lieka ant grindų ir atsilenkimas su pasisukimu link keliamos kojos ir grįžtam. Ir tai darome pakaitomis. Toliau pasiimsime svarelius į rankas. Pėdos truputėlį plačiau nei dubens plotį, keliai minkšti, mentės fiksuotos, lenkiam rankas per alkūnes, keliam į viršų, grįžtam, tiesiam. Lenkimas, kėlimas ir lygiai taip pat grįžtam. Visą laiką liemuo stabilus ir svorių rankomis nespaudžiam. Toliau stosime 4 ant kilimėlio, lengviau bus, jeigu remstis delnais ir keliais. Lengviausia pradinė padėtis, delnai po pečiais, keliai po klubais ir išlaikant stabiliai liemenį, tiesiam priešingą ranką ir koją ir kas kartą keičiam pusės. Jeigu norėtumėt pasunkinti pratimą ir vis dar išlaikytumėt stabilų liemenį, galite delnus ir kelius statyti prie kilimėlio kraštų ir tada daryti tą patį tiesimą ir grįžimą.
Tik tai gerokai stipriau dirbs pilvas. Svarbu, kad nenuvažiuotumėt liemeniu į atraminės kojos pusę. Ir dar daugiau nestabilumo bus, jeigu stosite ant ištiestų rankų ir kojų. Ir tada, kuo stabiliau išlaikant liemenį, tiesiam ranką ir koją ir grįžtam. Jeigu darysit labai greitai ir atsipalaidavę, tai tikrai bus nestabilu. Primenu, kad kai remetės delnais, įsisiurbėm, taip lyg letenom remtumėtės. Atrama turėtų būti 7 taškuose. 5 pirštai, nykščio pakyla ir mažylio pakyla. Tai ne tiesiog laisvos numestos rankos, o tvirtai remetės. Kitas pratimas bus įtupstas. Darysime platų pritupimą, šuoliukas į vidų, žingsnis atgal į įtupstą. Grįžtam, pritupimas, šuoliukas ir kita koja. Jeigu norite daryti be šuoliukų, tai žingsnis į šoną, pritupimas, grįžtam, kita koja daro įtupstą. Tai pusę laiko darytumėte į vieną pusę ir pusę laiko į kitą. Toliau stosime ant ištiestų rankų ir kojų ir nuo ištiestų rankų leidžiamės ant dilbių ir vėl kylam. Kuo stabiliau išlaikant liemenį. Jeigu norite lengviau, remiam delnus, ne delnus, o kelius į kilimėlį. Ir lieka viskas tas pats, tik tai mažesnė apkrova. Kuo keliai arčiau rankų, tuo mažesnė apkrova. Tai pasireguliuokite atstumą taip, kad būtų ne per sunku ir ne per lengva. Toks visiškas viduriukas atrodytų taip. Leidžiamės nuo tiesių kojų, tai leidžiamės ant dilbio, tada atremiam kelius, kylam ant delnų ir ištiesiam kojas. Pasirinksite pagal savo galimybės. Kitas pratimas – pakelto dubens užlaikymas. Remiamės kulnais, kulnus be judesio traukiam į save, keliam dubenį ir laikom. Visą laiką taip lyg be judesio dubenį stumtumėte į viršų ir kulnus visada be judesio traukiam į save. Lyg norėtumėt pritraukti, bet judesio nėra. Ir paskutinis pratimas – delnais spaudžiam į šlaunis ir išlaikom spaudimą. Ir būtinai visą laiką prispaustas juosmuo. Galite atsigerti, jeigu norite, ir toj pradėsime pratimus. Pradėsim nuo apšilimo ir jau toj. Primenu, kad visose pratimuose turite išlaikyti įtrauktą pilvą, įtemptus sėdmenis ir dubens dugno raumenis. Pradedam nuo plataus pritupimo ir stovim su pasisukimu. Visą laiką ilginam stuburą, rankomis visą laiką siekiam. Tupiam ranko žemyn, stovim, stiebiamės ir siekiam į viršų. Pritupimas ir siekiant ratukas iš peties ir žvilgsniu sekam ranką. Tupiam ir kita ranka daro judesį. Dar po vieną. Dabar rankos suglaustos, delnais į viršų. Pritupimas, stojant sukam rankas delnai išorę, nykščiai žemyn ir vėl tupiam. Šito judesiu mūsų pagrindinis tikslas – apšildyti alkūnių sąnarius. Tupiam, siekiam ir siekiant liemeniu linkstam į šoną. Tempimas per visą šoną jaučiasi ir į kitą pusę. Dar po vieną. Dedam delnus ant kelių, maži ratukai per kelius. Ir į kitą pusę. Ir dabar stovime į dubens plotį, pritupimas ir ratukas iš klubo. Kas kart keičiam kojas, kuo stabilesniu dubeniu išlaikykite, kaip visada, pilvą, sėdmenis ir dubens dugno raumenis įtemptus. Pritupime keliai eina pėdų kryptimi. Ir dabar į kitą pusę. Iš išorės į vidų
Ir vėl tupiam. Gerai, dabar per čiurnas padarom po kelis ratukus į abi pusės, į kitą pusę. Ir kitą koją. Į kitą pusę. Ir keli pasistebimai. Gerai, dabar pradėsime nuo meškos. Jeigu darysi su šuoliukais, bus pakankamai sunku ir stipriai jausi šlaunų priekinę dalį. Iš meškos pėdomis painam į vieną kilimėlio pusę ir šuoliukas iš vienos pusės į kitą. Lengviau bus perlipti iš vienos pusės į kitą, dar lengviau bus stovėti meškoje ir nieko neveikti. Pradėsim už 9 sekundžių. Jeigu reikės, pabaigę pratimą galite susistabdyti įrašą ilgesniam poilsiui. Ir pradedam. Stenkitės nesvirti visų svorio ant rankų. Kuo daugiau svorio link kojų, tuo stipriau dirba šlaunų priekinė dalis. Šuoliukai minkšti. Nepamirškit pilvo sėdmenų ir dubens dugno raumenų įtempimo. Poilsis. Ir dabar su svareliais rankose atsilenkimas. Kuo labiau sulenktos kojos, tuo sunkiau sėstis. Sėdam, keliam rankas į viršų ir leidžiamės slankstelis po slankstelio. Visiškai pilnai neatsigulkit ir kontroliuokit, kad keliant rankas nekiltų pečiai į viršų. Pasiruošiam. Sėdam rankos kyla ir tolygiai grįžtam. Lengviau bus, jeigu tiesit rankas į priekį ir tik tada kelsit į viršų. Svorių nespaudžiam. Poilsis ir dabar reikės listuko ir kamuoliuko. Viduryje pusių nekeisime. Remiamės kulnais listuką, visų padu į kamuolį ir leidžiant dubenį tiesiam koją ir keliant dubenį pritraukiam. Padu visą laiką spaudžiam gilinį kamuoliuką, o kulnų irgi spaudžiam į listuką. Lengviau bus, jeigu dėsite abi pėdas ant kamuoliuko ir tada kelsite dubenį. Išlaikykit, kad dubuo liktų stabilus, kad viena pusė nekiltų ir nesileistų anksčiau. Turit labai gerai jausti šlaunų nugarinę pusę. Ir viena koja dirba biškį stipriau negu kita, bet kaip keisim pusės, apkrova gausis to lygį. Visą laiką ir pilvas, ir sėdmenis, ir dubens dugno raumenys įtempti. Poilsis ir dabar sukeičiam vietomis listuką su kamuoliuku ir pakartosime tą patį.
Jeigu reikėtų super palengvinti pratimą, galite remtis kulnais ir kulnus be judesio traukiant į save, kelti ir leisti dubenį. Kamuoliuką spaudžiam visų padu, ant slystuko remiamės kulnu ir tuoj pradėsim. Pasiruošiam, išlaikom pilvą, sėdmenis, dubens dugno raumenis įtemptus, slystant į priekį dubuo leidžiasi ir pritraukiant dubuo kyla. Ilsimės ir kitas pratimas, priešinga ranka ir koja, ėjimas į šoną. Galite prijungti atsispaudimą platų prieš keičiant pusės. Jeigu reikia lengviau, galite stoti ant ištiestų rankų ir kojų ir atvedinėti po vieną kojas. Arba tiesiog išlaikyti padėtį. Jeigu darysite ėjimą, tai atsispaudimas ir einam priešinga ranka ir koja ir vėl atsispaudimas arba ne. Atsispaudimų darykit lygiai tiek, kiek jų padarot kokybiškai. Nebūtinai iki galo turite juos daryti. Atsispaudimo metu delnai krūtinės lygi. Ne plotyje, o lygyje. Kuo stabiliau išlaikom liemenį, einant į šoną. Poilsis ir dabar, jei norite pasunkinti, dedam gumą virš kelių ir bus pritupimas dubens plotį su šlaunies atvedimu į šoną. Tupiam ir stojant šlaunį stumiam ir grįžtam. Sunkiau bus, jeigu jau stojant atvesit ir tupiant grįžt koją. Lengviau bus, jeigu darysit pritupimą, atsistojam, atvedam, grįžtam. Vidury keisim pusės, atraminės kojos kulnu spaudžiam į grindis. Šiandien kažkaip sunku ir daryti, ir kalbėti. Visada išlaikykit įtemptus sėdmenis. Kitą pusę darom. Ne gumą tempėt, kai atvedinėjom koją, o šlaunį stumiam ir grįžta taip, lyg spaustumėt. Pagrindinė apkrova turėtų jaustis atraminiai kojai. Gerai, dabar gulsim ant kilimėlio, pratimas pilvo raumenims. Rankos už galvos, alkūnės pečių plotį, atkyla pečių juosta, atkeliam kojas, sukamės link sulenktos kojos, kol kitą tiesiam. Lengviau, kai abi kojos ant grindų ir pasisukimas link keliamos ir grįžtam. Kuo stabilesnis dubuo sukasi, pečių juosta, dubuo nesisuka.
Neturit jausti nugaros, turit jausti pilvo raumenis. Poilsis, pabaigę stojam ir bus su svarelis rankose, išlaikant fiksuotas mentas, stabilų liemenį, lenkiam rankas, keliam ir grįžtam. Liemuo lieka stabilus, pečiai nuleisti, rankos visą laiką pečių ploti delnas į delną. Pasiruošiam. Lenkiam, keliam, grįžtam. Neatsiloškite atgal. Išlaikom nuleistus pečius. Kuo stabilesnis liemuo. Visą laiką ilginam stuburą, lyg kažkas temptų už viršugalvio. Poilsis ir dabar priešingos rankos ir kojos tiesimas, išlaikant liemens stabilumą. Delnai po pečiais, keliai po klubais, tiesiam ranką ir koją ir grįžtam, arba kojos bus ištiestos. Kuo stabilesnis liemuo, tiesiant koją kulnus stumiam, grįžkit taip, lyg su pasipriešinimu keliu stumtumėt iki pradinės padėties. Tikslas ne kuo sunkiau daryti, o kuo kokybiškiau. Jeigu galit gerai ir sunkiai, galite taip ir daryti. Bet jeigu sunkiai ir blogai, tai lengvinkit pratimą. Pabaigiam ir dabar bus pritupimas, šuoliukas į vidų ir įtupstas. Platus pritupimas, šuoliukas į vidų, žingsnis atgal, kelį leidžiam žemyn, grįžtam. Jeigu norite daryti be šuoliuko, pritupimas, grįžtam, kita koja įtupstas. Ir vidurį keisite pusės. Darant su šuoliukais, kas kart keičiam įtupsto koją. Išlaikykit kelius visą laiką pėdų kryptimi. Šuoliukai minkšti, kaip zuikučiai, ne kaip meškučiai šokinėjam. Ilsimės ir dabar nuo ištiestų rankų leisimės ant dilbių ir vėl kilsim kas kartą, keičiant pradedančią ranką. Ten, kur buvo delnas, ten statot alkūnę. Jeigu norit lengviau, remkitės ir keliais. Kuo keliai toliau nuo rankų, tuo sunkiau. Dilbis, dilbis, delnas, delnas. Kuo stabilesnis dubuo.
Tikiuosi, ne man vienai buvo sunku. Kitas pratimas. Užlaikysim pakeltą dubenį. Kuo kojas toliau į priekį, tuo stipriau jausite šlaunis. Kulnus be judesio traukiam į save visą laiką. Keliam dubenį ir užlaikom. Taip lyg be judesio stumtumėt dubenį į viršų. Kulnus traukiam ir dubenį stumiam. Kontroliuokit, kad abi šlaunis dirbtų vienodai. Jeigu vienu kulnu daugiau trauksit į save, ar svorį daugiau laikysite ant vienos kojos, jinai ir dirbs stipriau. Padarykit tą lygiai. Dubenį be judesio stumiam link lubų. Kulnus vis laik traukiam ir spaudžiam. Pėdas ir keliai dubens ploti. Kuo tolygiau turite jausti abi pusės, neįsitempia nei kaklas, nei pečių juosta. Dubenį visą laiką stumiam be judesio. Kulnus traukiam ir laikom traukimą. Poilsis. Ir liko paskutinis pratimas. Remsimės būtinai išlaikant prispaustą juosmenį. Delnai spaudžiam į šlaunis. Ir išlaikom padėtį. Jeigu norit lengviau, kulnus traukiam arčiau į save. Jeigu norit sunkiau, rankos tiesesnės. Spaudimas turėtų būti vidutinis, todėl kad nevargtų pečių juosta ir kad nejaustumėt nugaros. Spaudimas šiek tiek padidina pilvui apkrovą. Čia jūsų esminė užduotis – išlaikyti prispaustą juosmenį ir neįtemptus pečius. Labiausiai dirba pilvas. Kvėpuokit. Kojų nenumetam, gražiai po vieną nuleidžiam ir viskas. Žiauriai patiko man, tikiuosi ir jum. Ačiū už treniruotę, būtinai padarykite tempimus ir iki.